Kaip įsidiegti e-sveikata mobiliąją programėlę? Norėdami mobiliajame telefone matyti savo ir atstovaujamų asmenų sveikatos istoriją bei užsiregistruoti pas gydytoją, turėtumėte atsisiųsti mobiliąją programėlę e-sveikata į savo įrenginį. Programėle gali naudotis visi asmenys sulaukę 18 metų. Jums reikės atlikti tik 4 žingsnius. Pirmas žingsnis. Atsisiųsti mobiliąją programėlę e-sveikata iš Google Play arba App Store parduotuvės. Antras žingsnis. Atlikite prisijungimo žingsnius. Pasirinkite prisijungimo būdą ipasas.lt arba elektroniniai valdžios vartai. Susipažinkite su naudojimosi taisyklėmis ir prisijunkite patvirtindami savo tapatybę lietuviškomis identifikavimosi priemonėmis. Trečias žingsnis. Prisijunkite prie savo mobiliosios programėlės e-sveikata paskyros, paspausdami mygtuką Prisijungti. Ketvirtas žingsnis. Sukurkite 4 skaitmenų PIN kodą. Sukurtą PIN kodą pakartokite. Norėdami prisijungimui vietoj PIN kodo naudotis biometriniais duomenimis, viršutinėme kairiajame kampe paspauskite mygtuką išskleidžiantį meniu Nustatymai. Pasirinkite meniu punktą Privatumas ir saugumas. Atsidariusiame lange įjunkite biometrinių duomenų parinktį. Patogaus naudojimosi mobiliąja programėle e-sveikata.